Jau mumis filmuoja, labą dieną, labą dieną. Kokios gražios moteris apsilankė pas mane, vau. Galima paminėti, iš kur jūs atvykote, Kristina? Iš kur jūs atvykote? Atvykome net iš Londono. Net iš Londono, sakykit, kaip jūs mane atradote? Kas patraukė, Madija? Jūs atradau kažkada važiuodama pro jūsų gatvelę. Ir pamatėte, ne, butiką? Pamačiau butiką ir galvoju, kas čia gali būti. Ir paskui Jolandą pamačiau socialiniuose tinkluose, stebėjau jos grožį, jos charizmą, jos sukneles. Ir sakiau, būtinai, kai grįšiu, apsilankysiu. Na, štaigi čia. Šitą suknelį išsirinkote, va. O žinokit, ką aš jums pasakiau, šitos suknelės tai nenoriu parduoti. Ir Kristina pirmą ją nusinešė matuotis, tikrai labai gražiai. Ir pasakykite trumpai, bet tai tikrai Anglijoje, Londone yra mados, yra suknelių. Yra? Yra, Bet pas mane išskirtinės patiko jums. Be abejo, vien dėl to ir išsirinkau sukneles, kurių niekas neturi. O pasakykit trumpai, kaip vis tiek ten arti, kaip Anglijoje, Londone ten moteris irgi pasipuošia, bet vis tik kažkaip tai sako, kad ten, nu taip žinot, valgė bilė, kaip rengėsi, bet yra tikrai gražių efektingų moterų. Yra tikrai efektingų, gražių moterų, nuvažiavus į Oksfos cirkus, į kitas centro vietas, kur tikrai yra labai nuostabaus grožio moteris. Apsirengia taip, kad tikrai žada užimami ir tikrai yra labai platus pasirinkimas. Ir grožis atsiskleidžia įvairiais būdais. O trumpai, tada noriu paklausti, bet mes lietuvaitės gražios moteris, ne? Nesvarbu, kiek metų mums iš tikrųjų, ir kiek metų, ir jaunesnės, ir vyresnės. Mes, nu, yra tokio efekto, ne? Kas čia lietuvaitėse. Tai va, ką norit pasakyti Lietuvos moterim į ekraną? Mielos moterys, mylėkit save, vertinkite, rūpinkitės savimi, savo grožiu, natūraliu grožiu, savo šypseną, žavėkit visus, būkit švytinčios, mylinčios, mylimos. Rūpinkitės savimi, savo šeima, aplinka. Ačiū labai, Kristina. Ir dar tada labai trumpai jūs dirbat grožio srity. Jūs pasakykite man vieną tokį dalyką, mane labai užkabliavo, kad sakėt, kaip dabar tie mokymai jau ateina ne taip, kad 25 metų jau jaunos merginos ateina ten kažką darytis, leistis. Kaip ten vyksta su tom technologijom? Verčiasi labai greitai ir agituoja jaunas mergaitės turėti kuo daugiau procedūrų. Aš visada kuo daugiau jaunos pačios ir aš, kaip ir sakau, savo dukrą jauną auginu. Čia labai graži mergaitė, bet žinot, mergaitės dar nelabai į ekraną, čia mes moteris veržėmės, ne? Todėl aš neturiu nieko prieš grožio industriją, kadangi aš jau pati dirbu, bet aš sakau, yra visada viskam laikas ir saikas. Tai yra kartais mažiau yra daugiau ir to grožio dar kol jaunas žmogus keičiasi, dar 20 metų keičiasi, 25 keičiasi. Ir 30, ir 40. O sakykit, jau man čia tuoj 51, tai ant ribos, man labai daug ko čia reikia. Nereikia. Absoliučiai nereikia. Ačiū labai jums irgi. Linkėjimai, moteriški, pasikrikštavimai madoj ir stiliukų. Iki.